Kijevas, Ukraina. Irina Zarucka gimė 2002 metų gegužės 22 dieną. Jie nuo mažens mėgo meną, o baigusi mokyklą mergina įstojo į Kijevo Sinergijos koledžą, kurį pasirinko menotyros bei restauracijos studijas, kuriuose mokėsi atkurti senus paveikslus ir bažnyčių freskas. Draugai pasakojo, kad jos rankos buvo tarsi sukurtos tapymui, o šis talentas vėliau atsiskleidė ir persikėlus į Jungtines Amerikos valstijas. 2022 m. vasarį, prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Irinos šeima turėjo persikelti į nuo bombų skirtą slėptuvę. Sirenos, sprogimai ir šaltis tapo jų kasdienybė. Tėvams nusprendus, kad karo pabaiga dar nenusimato, jie savaime suprantama norėjo apsaugoti savo vaikus, ko pasekoje jie kreipėsi į dėdę gyvenantį Šiaurės Karolinoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Nuotrauka, kurioje dėdė pamatė Iriną su šeima susiglaudusius slėptuvėje, jį sujaudino, tad vyras pakvietė juos atvykti pas jį. 2022 m. rugsėjį Irina, jos mama Ana, sesuo Valerija ir brolis Bogdanas išskrido į Ameriką. Jos tėtis Stanislavas liko Ukrainoje, nes karo įstatymai neleido vyrams tarp 18 ir 60 metų palikti šalies. Jie visi atsisveikino su tėvu prie savo namų ir pažadėjo, kad susitiks, kai pasibaigs karas. Atvykus į Šiaurės Karoliną, šeima apsigyveno dėdės namuose Huntersville mieste. Jie turėjo vos kelis lagaminus ir sakė, kad nenori būti našta ir nori patys kurti savo ateitį. Pirmą kartą paragavusi picos mergina juokavo, kad jos močiutės receptas buvo visai kitoks. Nepaisant kalbos barjero, jie daug šypsojosi ir gestais bandydavo susikalbėti ir paaiškinti, ko nori, ir nedelsdama pradėjo mokytis anglų kalbos. Vienas kaimynas netgi padovanojo Irinai savo kompiuterį, kad ši galėtų mokytis. Jis žiūrėdavo filmus su subtitrais, klausydavosi dainų, užsirašinėdavo naujus žodžius bei frazes ir net važiuodama autobusu juos pati savo kartodavo. Norėdama padėti šeimai, mergina ieškojo darbo ir neužilgo jį įsidarbino senelių namuose, tame pačiame Huntersville mieste. Ten jį padėdavo seneliams su jų kasdieniniais iššūkiais, vedžiodavo juos pasivaikščioti, skaitydavo jiems knygas ir dainuodavo. Vėliau įsidarbino Zepedys picerijoje Šarlotės mieste, kurį pradėjo kaip virtuvės pagalbininkė, bet greitai tapo pagrindinė virėja. Kolegos gyrė jos darbštumą, sakydami, kad jis skaniai gamino ir buvo gera draugė. Laisvalaikiu Irina vedžiodavo kaimynų šunis, prižiūrėdavo jų vaikus, tvarkydavo kiemus ir taip tapo žinoma visame kvartale. Negana to, ji mokėsi bendruomenės koledže, kur tobulino anglų kalbą ir ruošėsi tapti veterinarijos asistente, kadangi ji labai mylėjo gyvūnus. Jos meno talentas neleido jai pamiršti namų. Viena šeima pasakojo, kad susipažino su Irina per Facebook grupę, ieškodami, kas galėtų nutapyti jų siuvimo kambario sienas gėlėmis. Irina iš karto pas juos atėjo su eskizais, kuriuos beje žmonės yra išlaikę iki šiol. Ji praleido kelias dienas dažydama jų sienas ir pasakodama apie gyvenimą Kijeve. Žmonės sakė, kad nors mergina angliškai dar nekalbėjo, jie susikalbėdavo per Google vertėją ir jie ją apibūdino kaip drovę, bet labai protingą. Mergina netruko susirasti vaikiną ir jie daugiau nei metus laiko gyveno kartu. Vaikino vardas buvo Stanislav Nikucija. Apie jį jokios informacijos rasti nepavyko, bet iš šio vardo ir pavardės panašu, kad jis taip pat galėjo būti ukrainietis. Stanislavas pradėjo mokyti Iriną vairuoti, kadangi tai buvo jo svajonė. Jo šeima niekada neturėjo automobilių, o mergina taupė kiekvieną dolerį, kad galėtų nusipirkti savo pirmąjį automobilį. Ateinantį mėnesį ji planavo pagaliau gauti savo vairuotojo pažymėjimą. Vienoje paskutinių savo žinučių savo dėdės paklausta, kaip jai sekasi, ji pasakojo, kaip ji didžiuosi savimi besimokindama vairuoti ir turėdama galimybę nusipirkti automobilį. O pirmoji jos kelionė turėjo būti pas tą patį dėdę, kuris priglaudė ją su šeima. Deja, 2025 m. rugpjūčio 22 d. visos šios svajonės nutrūko. Ta vakarą Irina baigė savo pamainą picerijoje ir įsėdo į Lynx Blue Line traukinį East West Boulevard stotyje. Traukinys pajudėjo 21 val. 46 minutės. Irina sėdėjo, klausėsi muzikos ir rašinėjo savo vaikinui, kad netrukus bus namuose.
Praėjus kelioms minutėms, už jo sėdintis vyras išsitraukė sulankstomą peilį, atsistojo ir iš už nugaros 3 kartus peiliu smogė ją į kaklą. Nei vienas tuo metu šalia sėdinčių žmonių nesistengė padėti. Gal galima būtų sakyti, kad niekas nenorėjo rizikuoti savo gyvybę prieš peiliu ginkluotą maniaką. Bet žudikui netgi palikus įvykio vietą, niekas nepriėjo merginai padėti, užspausti turtinę žaizdą ar panašiai. Iki kol pirmasis žmogus priėjo prie Irinos jai padėti, praėjo bent porą minučių. Tuo tarpu žudikas išlipo iš traukinio ir pasišalino iš įvykio vietos, bet policija ilgai netruko jį surasti. Tuo tarpu Irinos artimieji pradėjo nerimauti, nes ji negrįžo namo laiku. Jos vaikinas patikrino jos telefono buvimo vietą ir pamatė, kad telefonas vis dar traukinių stotyje. Su draugais nuvykus į ten, jie sužinojo, kad mergina buvo nužudyta. Galime tik įsivaizduoti, kaip tuo metu jautėsi artimieji. Netrukus socialiniuose tinkluose ėmė plisti išpuolio nuotraukos ir vaizdo įrašas, o tai tik dar labiau skaudino šeimą. Šeima per advokatą paskelbė pareiškimą, kad Irina atvyko į Ameriką ieškodama taikos ir saugumo, o jos gyvenimas iš jos buvo atimtas siaubingiausiu įmanomu būdu. Netrukus viešai ėmė aiškėti daugiau detalių apie žudiką. Tai buvo 34 metų vyras vardu DeCarlo Brown jaunesnysis. Benamis vyras, turintis psichikos sveikatos problemų. Dar prieš šį nusikaltimą vyras buvo suimtas 14 kartų. 2014 m. balandžio 11 d. jis buvo nuteistas už įsilaužimą, o paleistas lygtinai jis vėl buvo suimtas už ginkluotą apiplėšimą ir šaunamojo ginklo laikymą. Vėliau Braunas buvo nuteistas už ginkluotą apiplėšimą ir nuo 2015 metų iki 2020 metų rugsėjo sėdėjo valstijos kalėjime. Paleistas į laisvę, jis iš pradžių gyveno su šeima, tačiau jo motina pasakojo, kad tuo metu jam buvo diagnozuota šizofrenija ir jis namuose elgdavosi agresyviai. Todėl motina pasakojo siekosi priverstinio uždarymo į gydymo įstaigą, tačiau tai buvo atmesta. Braunui nustojus vartoti psichiatrinius vaistus, jo motina nuvežė jį į benamio prieglaudą. 2025 m. sausį jis pakartotinai skambinėjo 911 telefono numeriu. Dėl jo nuomonė jo viduje esančios dirbtinės medžiagos, kuri valdė jo kūną. Vyrui buvo pateikti kaltinimai dėl netinkamo 911 numerio naudojimo. Jo sesuo teigė, kad jis yra aukštos rizikos ir neturėtų būti paleistas. Bet nepaisant to, Braunas buvo paleistas ir netgi be jokio užstato. Po Irinos nužudymo jis buvo apkaltintas pirmojo laipsnio žmogžudystę. Ši baisi ir bereikšmė žmogžudystė sukėlė didelį atgarsį visoje šalyje. Žmonės protestavo reikalaudami teisingumo Irinai, užtikrinti saugumą traukiniuose ir geresnių psichikos sveikatos paslaugų. Socialiniai tinklai buvo pilni postų apie merginą, kuri buvo nužudyta neišprovokuotame išpuolyje kitoje pasaulio pusėje, kuri buvo susiradusi prieglobstį nuo karo. Šeimos ir visuomenės spaudimas paskatino politikus sukurti Irinos įstatymą. Tai yra teisės aktas, kuriuo siekima sugriežtinti užstatų taisyklės ir reikalauti privalomų psichikos sveikatos vertinimų smurtinių nusikaltimų atvejais. 2025 m. rugpjūčio 27 d. įvyko Irinos laidotuvių ceremonija. Į laidotuvę susirinko apie 100 žmonių, tarp kurių buvo senelių namų gyventojai, picerijos kolegos, kaimynai ir šiaip žmonės, norintys parodyti palaikymą. Tėvas laidotuvę stebėjo per video skambutį ir verkė kartu su šeima, kadangi vyras negalėjo atvykti dėl karinės padėties šalyje. Ukrainos ambasada pasisiūlė pargabenti jos palaikus į Ukrainą, bet šeima atsisakė ir nutarė ją palaidoti ten. Neužilgo žiniasklaidoje pasirodė ir daugiau pranešimų apie Brauną. Vyras telefonu kalbėjo su savo sese ir jai sakė nužudęs baltaodę merginą. Taip pat pasisakė, kad badydamas Iriną ir pats persipjovė savo ranką. Vyras sakė, kad merginos nepažįsta ir niekada nėra su ja kalbėjęs. Jis taip pat sakė, kad tai yra baisu ir klausė sesers, kodėl kažkas galėtų subadyti nepažįstamą žmogų.
Paklaustas sesers, kodėl jis tai padarė, vyras tiesiog sapaliojo apie kažkokius materialus jos smegenyse ir kas valdė tuos materialus tiesiog išsiliejo ant merginos. Taip pat pasirodė pranešimai apie teisėją Terasą Stokes, paleidusią Brauną į laisvę 2025 m. sausio mėnesį dėl jo 911 skambučių piktnaudžiavimo. Ji neatsižvelgė nei į jo psichinę būklę, nei į ankstesnių nusikaltimų sąrašą. Taip pat pasirodė pranešimų, kad ji net nėra išlaikiusi teisės egzaminų ir nėra kvalifikuota advokatė. O į šią poziciją buvo paskirta tik todėl, kad yra etninės mažumos atstovė. Kitaip tariant, todėl, kad yra juodaodė. Nors šis faktas nėra oficialiai patvirtintas. Šiuo metu De Carlos Brown jaunesnysis oficialiai nuteistas dar nėra. Jis yra kaltinamas pirmojo laipsnio žmogžudystę ir yra laikomas Meklemburgo apygardos sulaikymo centre, be galimybės išeiti už užstatą. O rugsėjo 19 dieną turės vykti teismas buvo atidėtas iki spalio 16 dienos. O ką apie šią istoriją manote jūs? Prašau pasidalinkite savo nuomonę komentaruose. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.